Giedrius Drukteinis, pats kukliausias komisijos narys. Dažnai matau save Holivudo filmuose, vaidinantį kokį ukrainiečių mafiozą. Mačo. Tikras mačo. Nesirodžiau, kad esu pats geriausias. Geras vyras yra aukso vertės. Buvau išties nustebintas savo charizmos. To savo pasitikėjimo savimi neįtikėtino, kuris, man atrodo, kiekvieną vyrą daro gražiu, ar ne taip? Šneka gyvenimiška patirtis, kaip vilki patys didžiausi pasaulio išminčiai. Žiniuonis, juodai, baltai, ar ne? Tu atrodai nuostabiai, na, ne taip gal kaip aš. Tikras velnės slepiasi po tokiais geraširdiškais veidais kaip mano, ar ne? Mes plinkam nuo testosterono pertekliaus, o tai, kaip žinia, fiziškai stipraus ir pajėgaus žmogaus hormonas. Ponui Giedriui pradėjus darbą šokių projekte, Lietuvoje eleganciją imta matuoti drukteiniais. Mano figūra visada slepia gero kirpimo, gerai pasiūti drabužiai. Mano kostiumas yra pasiūtas tikrai iš kokybiško milo. Ir tikram vyrui, tikram džentelmenui apsirengti užtrunka kartais ne ką trumpiau negu moteriai. Ką daro tikras vyras? Jis be abejo perka kojines iki kelių. Taip? Ką daro iš tikrųjų tikrai geras vyras? Jisai dar... Kas čia bus? Prisideda dar tokį dalyką, kuris vadinasi kelia raištis. Vienoje iš laidų Drukteinio charizmą susižavėjęs Viktoras Uspaskich vėliau netgi jį siūlė į kultūros ministrus. Istoriją išmano, etiketą išmano, tai... Moteris išmano? Vyną išmanot. Kaip sakant, visos sąlygos būti ministru. Skelbiu posėdį atidarytą. Daugiau kultūros, daugiau aistros. Štai toks tas Giedrius Drukteinis. Tikras džentelmenas, etikas, estetikas, pats prisistatantis kaip žmogus iš Jeruzalės, neretai save vadinantis sielų inžinieriumi ir nepabijokime to žodžio, tikras lietuviškas eržilas.